Visi politikai turėtų girdėti žmonių priekaištus, pastabas tam, kad galėtum tobulėti. Ir mes tikrai nedarėm revoliucijų, niekada nesiūlėm nepamatuotų darbų. Visada tas tęstinumas, išlaikyta teisinga linija su reikalingais pokyčiais gali duoti ir ateityje tą augimą, tą tvarų augimą, kad čia Marijampolėje, savivaldybėje, tiek kaime, tiek mieste būtų geriausia vieta dirbti ir gyventi. Taip, šiuose rinkimuose tikrai tiek melo, tiek intrigų ir tokios netiesos sakymo senai buvo. Tai mane tas truputį nustebino iš tikrųjų, kad rinkimuose oponentai ne idėją siūlo Marijampolėje, ne naujas mintis, ne kažkokius gerus darbus, o buvo susitelkimas, kaip apjuodyti mus, kaip apjuodinti socialdemokratus. Ir iš tiesų tikrai buvo daug pasakyta netiesos, daug melo. Bet tiek debatuose, tiek susitikimuose su žmonėms, su kolektyvais, aš tikiuosi, kad pavyko žmonėms paaiškinti, kur tiesa. Ir iš tikrųjų politikai, oponentai labai nuvertina žmonės. Kažkodėl galvoja, kad jie visi kvaili ir ką pasakė, tą patikės. Bet žmonės yra protingi, aš tuo nebejoju, tą puikiai žinau ir jie tikrai atsirinks, kas sako tiesą, kas siūlo idėjas, kas konkrečius darbus, o kas populizmą, melą ir panašius kitus juodus dalykus. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems Marijampolės savivaldybės gyventojams. Ačiū už jūsų pasitikėjimą ir balsus pirmame ture. Tikrai tai didžiulis įpareigojimas. Ir žinoma, tuo pačiu aš prašau būti tokiais pat aktyviais ir antrame ture ir palaikyti mano kandidatūrą mero rinkimuose. Iš anksto nuoširdžiai visiems dėkoju. Povilas Isoda už reikalingus pokyčius.